Dėmesio. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos sportinės varžybos festivalis. Norime paskelbti varžybų rezultatus. Pradžiai asmeninėse. Figūriniam važiavime 3 vietą iškovojo Agnė Gulbinaitė, Kėdainiai. Sveikinam. Prašome. O šitai mergaitė. O ir maršas. Antrąją vietą Jevgenijus Tiževskis, Kaunas. Ir geriausiai figūros raitė Andrėjus Daškevičius, Kaunas. Sprinto važiavimas. Trečią vietą Aurimas Kasteckas, Kaišiadoris. Antrąją vietą Agnė Gulbinaitė, Kėdainiai. Ir greičiausias sprinteris Andrėjus Daškevičius. Dabar apdovanosim ilgiausiai trukusias varžybas. Tai šaudymas į taikinį išorinę šautuvą. Trečią vietą iškovojo Laura Brastiškaitė. Kėdainiai. Irgi medalio atėjo. Antrąją vietą Alijus Čistovas, Kėdainiai. Ir taikliausias šaulys Stasys Antanaitis, Kėdainiai. Malonu, kad jūs čia dalyvaujate. Sveikinam. A kur bučiuliai karšti? Taip, Smiginis. Trečiąją vietą Jevgenijus Tiževskis, Kaunas. Antrąją vietą Gražina Nedvedskaitė, Kaišiadoris. Ir daugiausiai nusmeigęs Petras Šakalys, Kubiškis. Ačiū. Oi, kiek čia daug. Ačiū. Taip, dabar atėjom prie žvejybos. Trečią vietą žvejybai užėmė
Algimantas Tankūnas. Dainis. Kuri turbūt doroja. Kas paimsit? Kas perduosit Algimantui? Stasiukas, va, karduos. Duokit Stasiukui karduosim. Kiek jie žvejoja turbūt kartu. Tai viską tada. Nu, man tik dabar ranką Meškerės paspauskim. nesumaišyt. Čia už draugą. Antrąją vietą Andrėjus Duškevič. Kaunas. Ir šių varžybų žvejų žvejys Alius Čiustovas, Kėdainis. Ir taip asmeniniai prizai išdalinti liko komandinės. Komandinėse varžybose dalyvavo 4 komandos. 4 vietą iškovojo Kaišiadoris. Paplokime Kaišiadorim. 3 vietą iškovojo Kauno Pantakos komanda. Tuo pačiu. Va, visi privažiuokit, gausit Kaunas, visi. Norim padėkoti, kad mus pakvietėt ir čia mažas vyras. Ačiū. 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 Ir tai čia papirkimas. Kas dar iš... Kur dar Kaunas? Dar vienas. Eikit čia, nu. Antrąją vietą iškovojo Kėdainių antroji komanda. Esmanas Vidas, Tankūnas Algimantas, Agnė Gulbinaitė ir Zardenko Vitalija. Kur Vitalija dingo? O mano Vitalija tenais stovi. Va. Ir šių varžybų nugalėtojai nesvetingi Kėdainių pirmosios komandos dalyviai. Antanaitis Stasys, Stagniūnienė Elena, Albeko Paliula ir Čistovas Alijus. Šių varžybų nugalėtojai nesvetingi šeimininkai. Kapitonui pirmiausia, turbūt, Ačiū. o paskui kitiem. Aš pirmoje eilėje tai noriu padėkoti savo šauniai komandai, kad jie stengiasi per kraują. Gerai. Ai, čia Stankūnas. Prizas netus. Kad jie stengiasi ir padarė viską, kad laimėti tą pirmąją mūsų vietą. Ačiū, Chebrytė visa. Ačiū tau, senelė. Elytė, ačiū tau labai. Senelė, o kam čia? Čia komanda jūs turite. Duosiu už jūs, kad jūs... Ačiū. Čia senelė šitą davė. Čia visai komandai. Nesvarbu, kad ir vyresni, bet ir jūs visur nepralenkiami. Tikrai daug asociacijų padeda. Tai aš labai jums dėkinga esu. Ir mes gal leiskite, gerbiamą pirmininką, ir man žodį pasakyti, kad jūs, jeigu ne jūsų tas greitumas, ne jūsų tas nuoširdumas, ne jūsų rūpestis, tai iš mūsų Kėdainių ir nieko nebūtų. Ačiū Jums, aš lenkiu savo pliką galvą iki kelių. Ačiū Jums, gerbiamą pirmininką. Čia mūsų motoriukas, čia mūsų žemalinka, o ten po tą pušinį stovi padėjėja, nuostabiai, nuoširdį ir gerai bučiuojasi. Ir aš noriu pasakyti... Artinas iš Bono, per daug neprikalbėjo. Noriu pasakyti, gerbiamam Gintarui, ačiū tau, kad visą laiką priimi, kad visą laiką palaikai. Ačiū labai už tavo triūsą, savo vargą. Ačiū vyriausiam teisėjui.
Tai aš noriu ir nuo savęs jau labai ačiū. Paplojam mūsų gerbiami Ukrainai. Aišku, labai dėkinga. Dar jūs, aišku, neragavot, bet visi pripažinsit, kad labai bus skanus pietus. Tai aš noriu nors smulkę dovanėlį savo šeimininkę. Gospodinė, gerą būdą, gerą būdą. Dovanėlių kaip ir nebeturime. Nu, labai dėkinga. Neįmanoma, turbūt visi suprantat, kad visiems laimėti, bet gal nebūsit labai nusivylę, kad galėjot atvažiuoti ir pabūti su visais. Aišku, gaila, kad tolimiausias mano kampelis, mano kraštas, nieko nelaimėjau, nu, bet yra kaip yra. Laimėjo nemokamus pietus. Bendravimą vakar. Šiandien tikrai pasisekė mums ir oras ir viską. Aišku, kad mes galim šitaip švęsti, esam dėkingi rėmėjams, Daumantai LT, Viltis Vikonda, paramos kaip čia tas užkrėtų limfosą, pagrindiniai mūsų rėmėjai yra. Ir truputį iš projektų dar. Nu, šiemet nelabai gavau iš projektų, tai pagrindas rėmėjai. Nu ir kaip, dar truputį pasibūkim, dabar skanus pietus, aš manau, bus. Ką žinau? Labai ačiū, paplojam visi. Ačiū.